Sveiki visi, čia Gustas Gaming. Ir mes šiandien žaisime Skywars. Pradėsim po 3. Prasidės su 2 minučių 3 sekundžių. Is to cut in 3 points, and the rules are that unless you have absolutely no choice, Čia mano pirmas etapas. one in. And now we wait. Amuk, nu pagalbėk biškinu. Kas jie? No. Nieko. Ai. Kokį tu ten žaidži? Aš YouTube žiūriu. Na, YouTube žiūri. YouTube. Napišiau filmuoju. Aš žinau. Aš rimtai žinau. O, naujas video. Su raidelėmis SV, tai yra universalas. Šiaučiu darysiu dar su savo pusbroliu vieną epą. Peugeot Gal 300 iš Sausio. SV, tai yra universalas. Tai kompaktinės klasės universalas. Jaučiu grįžtų, jau atvarė mano pusbrolis. Tiesiog prie paprasto kompakto prideda Kardashian subinę ir štai prašau, jums universalas. Juokingai ten kalba, per YouTube'ą. Štai pasisekė. Jie ne tik 30 cm padidino automobilio galą, kas leido pasiekti didžiausią klasę net 660 litrų bagažinę. Jie padidino ir atstumą tarp ašių. Jis padidėjo 10 Aš cm. irgi to nedarysiu, kiekvieną kaip sužaisiu, arba planėsiu. Ir erdvės. Ja. Arba. Ir prasidėjo. Praėjusiais metais šio automobilio pusbrolis 5 durų hatchbackas laimėjo Europos metų automobilio titulą. Tai reiškia, kad universalas turi tikrai neprastą pagrindą, nes dabar puikus automobilis tapo pritaikytas keliautojams. Šiuo automobiliu mes keturiese apkeliavom pusę Europos, pravažiavom beveik 5000 km ir tikrai turėjome progos įvertinti jo talpumą ir patogumą. Paprastai prailginto automobilio reiškia ne tokį tikslų vairavimą, tačiau palyginus su hatchbacku jis valdomas beveik identiškai. Labai sunku pastebėti kažkokį skirtumą, nors gale automobilio padaugėjo net trečdaliu metro. Automobilis išliko ir sąlyginai. Stacijos turėtų paveikti didžioji dalis konkurentų. Tai svarbu, kaip prie vairo tenka išsėdėti po 14 valandų. Ausų nepaskausta kaip ir nugaros. Tiksliai ir patogią sėdėseną rasti nebuvo lengva, tačiau pavargus su reguliavimais ir įsitaisus patogiai automobilyje galima praleisti dieną be didelių nusiskundimų. Bent jau sėdint prie vairo. Eiliniai keleiviai visgi skundėsi, kad pavargo jų nugaros. Šiame modelyje sumontuotas 1,6 litro dizelinis variklis yra turbūt idealiausias agregatas iš visos gamos variklių, kuriuos prancūzai siūlo šio automobilio pirkėjams. Neblogai jis draugauja ir su automatinė 6 pavarų greičių dėže. Šis variklis ne tik pakankamai galingas, bet ir labai ekonomiškas. Net važiuojant Vokietijos nelimituotais greitkeliais, jo degalų sąnaudos neviršijo 6 litrų, o riedant paprastu užmiesčio keliu artėja iki 2 mažesnės ribos. Dabartiniai Peugeot varikliai yra stebėtinai, nors jo galios lenkimams gal kiek per pusę. Pakrauta bagažinė ir su 4 keleiviais šis automobilis sunkiai lenkia kitus eismo dalyvius. Štai į bagažinę susigrūsit ne tik būtiniausius daiktus, bet ir tokius, kurių jums gali taip neprireikti. Vietos tikrai pakaks. Čia lengvai tilpo 4 žmonių komandos filmavimo ir fotografavimo įranga su asmeniniais daiktais ir dar liko vietos lauktuvėms parvežti. 660 litrų talpa kalba pati už save. Kasdieniam naudojimui tiek net nebūtina. Tik būkite atsargūs su bagažinės dangčiu, jis didelis ir sunkus. Peugeot salone vis dar stebina mažytis vairiukas.
Nors kai kuriems žmonėms jis nepatinka, tačiau man tiko idealiai. Jis mažas, todėl naudotis juo paprasta ir patogu. O prietaisų skydelio neuždengia, nes parodymus matote iš viršaus, o ne per vairą kaip įprasta. Toks sprendimas reikalauja šiokio tokio pripratimo, bet įpratus džiaugsitės kiekvieną dieną. Interjero medžiagų kokybė daugiausiai tik aukščiausio lygio. Pigios plasmasės teks gerokai paieškoti, bet rasite. Už akių kliūna ne itin patogus lietimų jautraus ekrano valdymas ir neatraktyvi grafika. Pernelyg daug funkcijų reikia ieškoti per centrinį meniu. Norėtųsi, kad dalį jų būtų galima rasti vieno mygtuko paspaudimu. Jeigu galvojate apie tokio automobilio pirkimą, nesirinkite ratų su itin žemo profilio didelėmis padangomis. Nors automobilio pakaba tradiciškai, kaip ir visų Peugeot modelių, ganėtinai komfortiška, važiuojant nedideliu greičiu, blogu asfaltu, automobilis būna nepatenkintas, jeigu reikia pravažiuoti gilesnės duobes. O žemo profilio padangos